3 štukus kiaušiniai, 100 gramų sviesto, 1 stiklinė grietinės, 250 gramų makaronų, pusę kilogramo liesos varškės, 6 šaukštai rudo cukraus ir 1 maišelis vanilinis cukrus ir 1 lapas, pyragų lapai reikalingi. Įdedam grietinę stiklinę į varškę ir 3 šaukštus cukraus rudo. Į varškę įdėta yra rudas cukrus, vanilinis cukras, 3 kiaušinių geltonas ir grietinė. O baltymus atskirai įdėti ir išplaksim su rudu cukrumi, kol jinai nebus putom. Į kiaušinių baltymą įdedu 3 šaukštus rudo cukro. Įdedu 2 maišelius vanilinio cukro. Sviestą išlydom ant mažos ugnies. Pusę sviesto įpilam į varškę. Makaronus gerai reikia nuplauti ir leisti laikui kokią 10 minučių, kad nubėgtų vanduo. Keptuvę ištepam su likusiu sviestu. Keptuvę ištepę sviestu įdedam pyragų lapu. Ir vėl tepam su sviestu. Virtam makaronus, supilam į varškę ir gerai išmaišom. Dabar sudedam kiaušinio baltymus į makaronus ir gerai išmaišom. Tik labai reikia atsargiai maišyti. Makaronus, varškę, visą, kas sumaišyta, įpilam į keptuvę. Prieš tai įjungiam pečiuką ir pašildom. Ir paskui tada įdedam kepti 50 minučių šitą pyragą. Jis jau iškeptas ir labai skanu su braškių uogiene.